Į LRT Girdi kreipėsi ką tik pasieniečių mokyklą baigę kursantai, kurie teigia, kad pradėję dirbti neturi kur gyventi, ypač Šalčininkų rajone. Butpinigių sistema teoriškai veikia, bet esą nėra kam jų skirti, nes pasienyje dažnai nėra nuomojamo būsto. Kalbama, kad kai kurie kursantai miega automobiliuose. Sienos apsaugos tarnybos atstovas sako, problema sprendžiama. Dar prieš kelias dienas pasieniečių mokyklos kursantai gyveno šventinėmis nuotaikomis, žygiavo sostinės gatvėmis, gavo pasieniečio ženklus, simbolizuojančius pirmąjį žingsnį oficialioje tarnyboje. Tačiau kasdienybė pasirodė sunkesnė nei tikėjosi. Nenorėjęs vardo skelbti pasienietis pasakoja darbą turintis, bet kur gyventi ne. Jo teigimu su šia problema susidūrė dauguma buvusių bendramokslių. Butpinigius duoda tik tuo atveju, jeigu ten esi toj apskritai tam rajone, tai pavyzdžiui, Šalčininkų rajone rast būtą, praktiškai sunku. Pasienietis sako, kad yra jo draugų, kurie važinėja iš Šiaulių iki Baltarusijos pasienio, nes būtent čia gavo darbą. Tos užkardos, kur dabar dirbam, tai galėjau pasiūlyti, nebent yra viena vieta pas jų užkardoj, kur galėtų priglaust, bet viena vieta. O dar viena galimybė būtų nebent važiuoti iki kitos užkardos 25 km. Buvęs pasienietis taip pat nenorėjęs skelbti savo pavardės, sako, jaunuoliai galėtų išsinuomoti butą Vilniuje, bet tada negaus butpinigių, nes dirba ne tame regione. Taip patys studentai, tarkim, kad ir iš kitos Lietuvos pusės, nuo pajūrio atvažiavę ir panašiai, tai jiems belieka, aš jų pats klausiu, ką darysit, jie drastiškai sako, kad bent jau pradžiai miegos automobilyje, galbūt kažkaip paskui įsispręs kažkokią tą situaciją. Sienos apsaugos tarnybos atstovas teigia negirdėjęs, kad kas nors miegotų automobilyje, tačiau pripažįsta, problema žinoma, bet pasak jo, tai lemia pasieniečių darbo specifika, jų darbo vietos ten, kur nėra didelių miestų, tad ir butų nuomos rinka menka. Tarnyba, žinodama šitą situaciją, yra suteikusi galimybės pasieniečiams, kurie naudojasi jomis. Tie, kurie, turi tuos didelius atstumus, negali išsinuomoti, kiekvieno užkardoj praktiškai yra tam tikros patalpos, kur pasieniečiai gali gyventi. Gali nakvoti, gali ilgesnį laiką apsistoti. Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos vadovas teigia, kad Lenkijos vyriausybė kaip tik sprendžia panašią problemą. Užduodamus butpinigius būtų galima išsinuomoti būstą bet kuriame regione, nebūtinai kur pasienietis dirba. Mes siūlėme didinti pravažiavimo išlaidas ministerijai. Praeitais, užpraeitais metais dėja nesulaukėme palaikymo šitoj vietoj, asignavimai papildomi nebuvo skirti. Šiuo metu yra mokama maksimali suma 187 eurai. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad pasieniečiams priklauso arba butpinigiai, arba apmokama kelionė iki darbo vietos. Pasak ministerijos, jiems mokamos didesnės kompensacijos kelionės išlaidoms į tarnybos vietą ir iš jos, nei pavyzdžiui policijos pareigūnams ar ugniagesiams. Butpinigiai priklausomai nuo regiono siekia nuo 300 iki 600 eurų per mėnesį.